Mūsų laida vėl keliauja į pajūrį. Kol realūs namai naujame mikrokvartale bus pastatyti, dar reikės palaukti, tačiau statybų gidas turi ir kitą misiją – papasakoti jums kai ką naujo. O jeigu to naujovė ir nepavadinsi, tai seniai žinomų tiesų pakartojimas irgi bus ne pro šalį. Statybose viskas turėtų būti sklandžiai sustyguota ir kiekviena operacija yra privaloma. Yra sklypas, reikalingi geologiniai gręžiniai. Atlikite juos. Tikrai tai nekainuoja labai daug, sąlyginai, tai pinigai, tai kainuoja, bet jūs turėsite ramaus miego statybas. Pasidarėt ramiai, atlikote tam tikras funkcijas ir jeigu neduok dieve dėl statytojo kaltės ar tai medžiagų nekokybiškų kaltės, sienos trūkis atsiras po 2 mėnesių. 99% gausit kompensaciją iš draudimo, nes jūs darėte viską teisingai nuo pat pradžių. Šiandien mes atlikom geologinius, geotechninius tyrimus Palangoje, šiame sklype. Mes patikrinom pagrindinius tyriamuosius parametrus. Nustatėm kūginį stiprį, šoninę trintį, vandens gylio slūksojimą. Nustatėm, reminti šiais duomenimis, bus galima nustatyti, į kokį grunto sluoksnį reiks remti pamatą. Mūsų duomenis galima naudoti projektuojant pastatus, pasitelkiant BIM sistemas. Jeigu kai kuriems architektams tai yra naudinga, tai tokia galimybė yra. Šitas tyrimas yra reikalingas tam, kad architektas galėtų tiksliai paskaičiuoti, koks ilgis poliaus turi būti, kai jis nebūtų nei per ilgas, nei per trumpas, kad atremtas į teisingą sluoksnį. Kitaip sakant, jūs tiksliai išleidžia tiek pinigų, kiek reikia už polių, nei per daug, nei per mažai. Šitas tyrimas garantuoja, kad visas pastatas, jo ilgamžiškumas iš karto, jis ilgiau bus vertingas, neatsiras kažkokių defektų. Realiai visa investicija, kurią skiriat savo namui, ji bus užtikrinta. Kaip architektas nustato pamato reikalingumą, ta prasme, jo dydį, ten gylį, apkrovas ir visa kita, kaip jis paskaičiuoja? Tai jis ateina į sklypą, tiesiog pasižiūri į žolę ir nustato, koks yra gruntas. Jau ta vieta truputį absurdiška yra, nes tos dalykus gali pasakyti tik, sakykime, kvalifikuotas specialistas, geologas, atvažiavęs, ištyręs gruntus, pasakęs tankumą jo ir panašiai ir panašiai. Požemio pasaulis yra paslaptingas, bet, kaip sakoma, net ir geologai ne viską ten perpranta, yra visokiausių, bet šiaip iš principo žinomi pagrindiniai dėsniai, žinomi pagrindiniai gruntai. Ir jeigu kalbėti apie šito kvartalo jau statybą, tai žmogus gavęs šitą sklypą, pasiėmęs jis gauna kaip tuščią baltą lapą. Todėl, kad namo pagrindas tai yra, kaip nekeista, gal kas skaitys, kad dizainas, vaizdas, bet iš principo tas vaizdas gali, kaip sakoma, nueiti vėjais, jeigu nepasiruoši tvirtų pamatų. O pamatai turi kažką remtis. Tas remtis tai yra mūsų tas požeminis pasaulis. Ten jie gilesni ar seklesni, vieno tipo ar kito tipo. Ir žmogus susiduria su tuo, tai kaip dabar čia daryti, kokios tos pamatos, ar juos gilesnius, ar juos kažkokius gręžtinius daryti, ar polius. Ir klausimas, kol nebus geologinių tyrimų, praktiškai yra neišspręstas. Todėl nepamirškite, kad investicijos į tai, kas po to užtikrins ramų gyvenimą, yra būtinos, nes bet kuriuose statybose remontas visada yra brangus.